Ir matome, pirmajame viraže prasideda problemos, jauni žirgai, kaip jau minėjau, nėra patyrę ir didžioji dauguma žirgų jau viraže sušuoliavo. A ne Kastyčio šuoliuoja? Kol kas į priekį įsiveržė mūsų, kaip jau minėjau, legenda Pranas Navalinskas su chaosu. Taktika gera. Situacija jau keičiasi, kaip matome, ties centrinė hipodromo dalimi vyksta kova tarp dviejų važiuotojų, trečiasis važiuotojas taip pat pasėlė į kovą, tačiau kol kas chaosas priekyje, antroje pozicijoje Big Boy Augustinų ir trečioje pozicijoje Akropolis, 7 numeris, vadinamas Algimanto Pomaracko. Situacija antrajame viraže vėlgi vyksta kova tarp dviejų pagrindinių pretendentų, ko gero nugalėti šioje distancijoje, tai tarp chaoso ir Big Boy Augustinų. Pranas Navalinskas yra patyręs vadėliotojas, daugelio respublikinių lenktynių nugalėtojas, ne vienų hipodromo rekordininkas. Na, o žiūrėsime, kaip seksis dėliojant jauną nepatyrusį žirgą chaosą atvesti į finišo tiesiąją pirmoji. Kaip jau minėjau, šis vadėliotojas turi ne tik tai respublikinės patirties, tačiau daugelį užsienio hipodromų dalyvavęs vadėliotojas ir ne tik tai kaip statistas, bet ir kaip nugalėtojas ir prizininkas. Kol kas chaosas priekyje vadėliojamas Prano Navalinsko. Antroje pozicijoje Akropolis, 7 numeris, vadėliojamas Algimanto Pomarnacko. Na ir kova finišo tiesioji. Ir būtent čia jau prasidės tikroji kova, kaip matome, ir žirgai statistai buvę lyderių uodegose vėlgi veržiasi į priekį ir finišas.